Ar kartais stringi, nes nežinai, ką pasirinkti? Psichologijoje yra toks terminas – paralysis by analysis – būsena, kai pernelyg gausi informacija blokuoja mūsų sprendimą. Per didelę analizę didina nerimą ir mažina pasitenkinimą galutiniu pasirinkimu. Tyrimai rodo, kad greiti sprendimai dažnai būna nemažiau sėkmingi, nei ilgai analizuoti, nes svarbiausia – pradėti judėti. Sprendimas – tai ne pabaiga, o veiklos pradžia, leidžianti koreguoti kryptį kelyje. Ir sprendimas svarbiausia priimtas per 3 sekundes. Tai yra tas pats, kaip pradėti plaukti. Labai svarbu įlipti į vandenį per pirmasias 3 sekundes, o nestovėti ant kranto. Taigi, kokį vieną sprendimą gali priimti šiandien greičiau? Kas tau padeda priimti sprendimus? Pasidalink šią savo mintimi po šiuo video. Ir ačiū, kad žiūrėjai.